Tai laba diena. Smagu, kad šis coachingo projektas sulaukia vis daugiau susidomėjimų ir turit iš tikrųjų unikalią galimybę stebėti coachingo sesiją nuo pradžios iki pabaigos, ko lietuvių kalba dėja galimybės didelės nėra. Tai labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų atsiranda drąsių žmonių, kurie sutinka pasidalinti savo vidiniu pasauliu, vidiniais išgyvenimais su kitais žmonėmis, tuo pačiu paskatindami atsižvelgti į save ir pradėti savimi rūpintis. Ir labai smagu, kad šiandien coachingo sesiją turim tokią drąsią, pasiryžusią pasidalinti savo vidiniu pasauliu. Jolita, sveika Jolita, dar kartelį. Visa švytinti, truputėlį prieš sesiją kalbėjom, prieš įrašą, kad saulė šviečia, nuotaika kitokia, norisi ir eiti daryti, veikti kažką. Tai tikiu, kad šiandienos mūsų sesija duos irgi impulsą kažką pradėti veikti naują. Dar Jolita, noriu pasitikslinti, ar teisingai aš supratau per mūsų pokalbį, Anasi, kad tau apskritai tai yra pirmoji coachingo sesija? Taip, jeigu, sakykime, kaip asmeniniais klausimais, taip, iš tikrųjų tai yra pirmoji mano coachingo sesija. Esu turėjus tokių darbinių sesijų, trumpų ten po 10-15 minučių, kad rezultatam kažkokiem pasiekti, kodėl nepasieki, kas vyksta, bet tai tik tai tiek. Realiai, normali coachingo sesija, tai bus mano pirmoji gyvenime, tai labai įdomu. Bet iš tikrųjų aš labai tau dėkinga už drąsą, nes pirmoji sesija ir iš karto taip pat pasidalinti, tai čia tikrai drąsaus žmogaus bruožas. Ir iš tikrųjų kviečiu ir kitus, kurie nori prisidėti prie šio projektėlio ir tą coachingą iškelti iš tų užkulisių ir parodyti žmonėm, tai drąsiai man rašykit, susitarsim laiką ir dovanoju ne tik tai šią sesiją, kurią mes įrašom, bet gauna dar klientas ir 2 nemokamas sesijas uždaras, kuriuose galim pagvildenti jau gilesnės temas, ar ne, su didesniais išgyvenimais ir ten panalizuoti jau už akių. Tai Jolita, pradedam tada mūsų tą pirmąją coachingo sesiją ir klausimas tau, su kokia užklausa, tikslu, klausimą norėtum šiandien padirbėti? Tai norėčiau padirbėti turbūt sporto tema, kuris laikas jau turiu minčių tokių, kad norėčiau pradėti sportuoti vėl. Ne tai, kad man reikia, ne tai, kad norisi kažkaip, tarsi, bet žinai, kad metai eina, reikia stiprinti savo organizmą, reikia stiprinti savo stuburą, būna kartais tų kažkokių skausmų išlindančių, toks suvoki, kad reikia, bet viduj noro nėra, patirtis kažkokios su sportu buvusios irgi, tokios šiaip savo, ir toks ir nori, ir nenori vienu metu, ir, nežinai nei kaip pradėti, ar iš vis sugebėtum pradėti. Toks kažkoks stabdis jaučiasi. Viduj tarsi pusė tavęs nori, o pusė tavęs sako, reikia, ne, tai ne man ir nieko mes nedarom. Jolita, aš dar labai atsiprašau, nepaklausiau tavęs prieš pradedant, ar tu apskritai sutinki, kad šita mūsų sesija būtų įrašoma ir pasidalinta vaizdo įrašų YouTube'e, LinkedIn ir Facebook'e. Liuks, važiavim. Gerai, tai sportas ar ne, ir kaip sakai, norisi einant metam sustiprinti savo organizmą, ar ne, stuburą, bet noriu, reikia ir nežinai, ar ne? Teisingai girdžiu. Jaučiasi pasimetimas ir nesupranti, tada savęs kartais klausiu, tai dėl ko noriu, tikrai dėl tos sveikatos, ar dėl, sakykime, kūno linijų patobulinimo, ar dar dėl kažko, toks tarsi viskas labai persipinę ir taip ir nieko nevyksta. Aha, o kaip nori, kad būtų? Norėčiau, kaip ir norėčiau pradėti, bent jau pradėti mažais žingsneliais.
Bet tik pagalvoju apie tai, arba atsiradus galimybei imti ir pradėti, nepradedu. O vat sakai, norisi pradėti ir nepradeda, ne? Vat kas tave stabdo? Kaip ir stabdymo nėra. Tiesiog tą akimirką, kaip pavyzdys, draugė sako, važiuosiu į sporto klubą, nori kartu, minėjai vakar, kad norėsiu važiuoti, žinai. Ateina tas rytojus, nenoriu, darysiu tą, trečią, ketvirtą, nevažiuoti šiandien. O iš kur va tas toks, yra tas noriu, nenoriu, reikia, nereikia? Kas tavyje ten kalba? O kada žinočiau? Galbūt, sakykime, patirtis kažkokios, kurias jau esu turėjusi su sportu. Yra buvę, kad nusipirkau abonementą metams. Pasiėmiau trenerę, sportavau su trenerė gal porą mėnesių, sudarė man programą. Kol trenerė buvo kartu, tarsi buvo ir daugiau tos motyvacijos, žinai, ar tada viską gerai darai, ar negerai, ar neniokoji savo kūno, kažkur nepersistengi ir panašiai. Kai pasibaigė individualios tos sesijos, gavau programą, galėjau drąsiai sportuoti viena ir tas sportavimas vienai labai greitai pasibaigė. Atsimenu eigą, kad atsirado daugybė priežasčių, kodėl nebevažiuoti, tai nebepatogu, tai labai toli, tai darbų. Bandžiau antrąjį kartą, dalyvavau tokiam projekte, kur buvo ir mityba pajungta, ir sportas, ir grupėse, kada norėjai, tada galėjai sportuoti. Bet irgi tas toksai per kančią buvo, todėl kad savaitę laiko reikėjo valgyti tą patį maistą. Toks kažkokia kankynė ir viskas atrodo, kad kažką reikės daryti, ko tu nenori, vardan sveikatos ir toks, nežinau, labai. Galbūt tos patirtis, sakyčiau, čia ir kiša to kojas. O kokio apskritai norėtum rezultato iš to sporto, ar ne? Ko norėtum? Ką gautum, jeigu pradėtum sportuoti? Ko tikėtumėsi? Manau, turbūt, kad pastiprinti pilvo presą, nes kiek suvokiu, pilvo preso stiprinimas stiprina kartu ir nugarį. Nes tikrai dar jauna esu moteris ir būna išlenda tų tokių, nėra kažkokių ten medicininių problemų, nieko, bet jaučiu momentais tam tikrose vietose atsiranda tie nugaros skausmai ir tu suvoki, kad jeigu jie po truputėlį atsiranda, tai yra jau signalai, kad tu kažką turi daryti. Ir jau vien dėl to vedina ir tu pradedi galvoti, bet tu stabdai kažkodėl. Tarsi, dar nėra taip blogai, žinai, kad reikėtų, bet iš tikrųjų net nenorėčiau laukti to momento, kada bus blogai ir kada bus jau per vėlu. Pagrindinis tas dalykas, faktas, nepamaišytų pastiprėjusias kūno formas. Čia kaip bonusas. Premija. Žiūrėk, Elita, iš to, ką išvardinai, ar ne, kad norėtum kaip ir pradėti sportuoti, bet ir nenorėtum to pačiu, ar ne, kažkoks vidinis pasipriešinimas atsiranda. Ir kiek girdžiu, tai kalbi apie savo sveikatą, ar ne, tas organizmo stiprinimas, pilvo preso tam, kad stuburas būtų stiprus, ar ne, ir nebūtų tų skausmų. Dabar tavęs paprašysiu iš to, ką papasakojai, kaip galėtum mūsų užklausą šios sesijos įvardinti. Užklausa turėtų būti pozityvi, ar ne, su kažkokiu galimu rezultatu, ar ne, ko norėtum iš mūsų sesijos šiuo klausimu. Galbūt užklausa būtų tokia, kaip pradėti sportuoti, kai viduj dar kaip ir nelabai pasiruošęs. Jeigu taip trumpiau.
Kaip pradėti sportuoti, kai viduje dar jautiesi nepasiruošusi, ar ne? Mhm. Super. Ir dabar sakyk, kokio rezultato tikėtumeisi po šios sesijos? Kokio rezultato norėtum? Truputėlį gal kažkokio tokio aiškaus suvokimo, kodėl, iš kur atsiranda tas pasipriešinimas iš tikrųjų, nes suvokus gal tai, man būtų lengviau kažkaip pagavus tą pasipriešinimą padaryti kitokį sprendimą. Šitas, manau, labai svarbu. Ir gal tos motyvacijos tokios, kad biškutį daryti kažkokį žingsnį pradėti, gal, kad ir nuo mažų. Tai tada man sakyk, kodėl tau apskritai yra svarbu pradėti sportuoti. Dar kartelį vardink, kodėl svarbu. Kad pastiprinti sveikatą. Pastiprinti sveikatą. Pastiprinti sveikatą, nes supranti, kad tavo kūnas, tavo stuburas yra tai, kas tave laikys per visą gyvenimą. Jeigu tuo dabar nepasirūpinsiu, tai atneš tam tikrus rezultatus ateityje. Kurie galbūt nebus tenkinantis ir tada nebus. Žinau, kaip galimai gali būti užsigriaušiu ir užsikaltinsiu save. Kodėl anksčiau nesusiėmiau. O žiūrėk, ką darytum, jeigu sustiprintum tą sveikatą, ar ne, pasiryžti, motyvuoji save, pradedi daryti, jauti stiprieji, ką su tuo darai? Ką tau tai duos? Sunku net įsivaizduoti, kai nesu toj pozicijai. Labai sudėtinga. Turbūt visų pirma stipresnė sveikata. Antroji vietoje, manyčiau, atsirastų didesnis pasitikėjimas savim, kad aš galbūt ir nelabai norėjau, bet ryžausi ir padariau tai vardan savęs. Čia būtų pagrindinės priežastis. Kas pasikeistų, ar ne? Stipresnė sveikata ir labiau pasitikėtum savim, kad galėjai, ar ne? Kad pavyko. Kad ryžausi, kad galėjau, kad ir per nenorą, bet kai ten sako, pirmą pradėk, o po to kažkaip patiks. Taip. Gerai, žiūrėk, tu sakai, kad jeigu pradėsi, sustiprinsi sveikatą ir labiau pasitikėsi savimi. O kas pasikeis, jeigu nepradėsi, nuspręsi priimti sprendimą nesportuoti? Kokią tada rezultatą gausi? Tai bijau, kad einant metams tiesiog atsiras sveikatos problemų. Vienokių ar kitokių. Gali jos išvysti. Išlenda sveikatos problemas ir ką tada? Ką prarandi? O gal gauni? Prarandu daugiau, nes tada prasideda kančios. Sveikata ne visai kokia, tada prasideda kančios ir tada nebegebi galbūt džiaugtis tą kiekvieną dieną taip, kaip gali iš tikrųjų. Jeigu reikia gyventi su kažkokiais skausmais ar ten kažkokiais dar reikalais, tai manau, tai didelis praradimas. Kodėl dabar, Jolita? Kodėl dabar va šita užklausa tau išlindo? Kad norėtum, kad tau aktualu. Todėl, kad norisi būtent šiandien pradėti dar labiau savim rūpintis. O apie ką tu rūpesti savim? Apie visokeriopą pagalbą savo, sakykime. Tai būtent tai, ko tu jauti šiai dienai tau reikia, ko trūksta, poreikių atliepimas.
visokių, čia tokie pagrindiniai. Kodėl nenaudinga tau galėtų būti pradėti sportuoti? Tai tiksliau, kodėl naudinga nepradėti, va, tarkim. Kodėl naudinga nepradėti? Čia toks klausimas suktas. Kodėl naudinga nepradėti? Turiu tada daugiau laiko, nepradėdama turiu daugiau laiko dalykams, kurie yra man prioritetai šiai dienai, tai sakykime veikla. Naudinga nepradėti, nes nereikės iš namų išvažiuoti ilgiausiai neaišku, kurį sporto klubą. Daugiau nesugalvoju priežasčių. Daugiau tuščio. Matau, kad dar mastai, todėl laukiu. Nerandu, neapčiuopiu. Žiūrėk, tu pasakai vieną labai svarbų dalyką, kad tau naudinga nepradėti sportuoti būtų dėl to, kad galėtum užsiimti savo mėgiamą veiklą, kas tau yra prioritetas, ar ne? Dabar klausimas. Jeigu nepradedi sportuoti, ar ne, ir kaip sakai, ateityje tavo sveikata pablogėja, ar ne, ateina kančias, kiekvieną dieną, kiekvienam žingsnį jauti tą skausmą, ar ne, kaip tavo veiklai tai galėtų atsiliepti, jeigu šiandien priimtum sprendimą nepradėti sportuoti? Nei sveikatos, nei veiklos. Tada du minusai. Prarandi abu, ar ne? Dalinai tai taip, nes jeigu nėra tau skauda, nėra džiaugsmo, nėra pasitenkinimo ir mėgavimąsi gyvenimu, tai ta veikla jau tada tau nebėra tokia maloni. Kaip tau tai skamba? Labai prastai. Tokia ateities vizija, ar ne? Tokia ne kažką. Ne tas scenarijus, kurio noriu iš tikrųjų. O jeigu tavo priėmi sprendimą pradėti sportuoti, ar ne, ir tavo organizmas, sveikata, kūnas sustiprėja, kaip tai įtakotų tavo veiklai, kuri tau yra šiandien prioritetas ateityje? Duokim garo būtų. Sveikata gera, esi laiminga, patenkinta, viskas okei. Pagrindinis dalykas, kas žmogui iš tikrųjų labai svarbu yra sveikata, bet sveikatos nesukurti. Kur tu toli nuvažiuosi, kur tu toli nueisi, ką tu labai tam daug pasiekti. Tai jau, duokim garo būtų. Galėtum. Turėtum, ar ne, daugiau energijos, polėkio tokio. Motyvacijos, daugiau galbūt ir nuveiktum. Aplamai galbūt kažkaip kitaip ir viduje jaustumės, kad galime nuveikti kalną. Manyčiau. Daugiau nesugalvoju nieko. Dabar galvoju, gal pastrigo. Truputėlį mes dingom. Gerai. Taip, tai sakai, kad būtų to polėkio daugiau, ar ne, energijos. Aš taip įsivaizduoju, kada nesi tame, sakykime, nei vienoje, nei kitoje toj barikado pusėje, esi ten, kur esi dabar, tai sudėtinga įsivaizduoti, bet vis tiek galiu daugmaž apibrėžti, kaip jausčiau. O yra to buvę situacijų, kuomet tavo sveikata, galbūt kažkokie skausmai, ar ne, įtakoja tavo mėgstamą veiklą? Taip.
Yra Taip, buvę taip. yra buvę ir tai yra kartais besikartojantys dalykai, karts nuo karto, kur skausmas yra tokio dydžio. Aišku, ne su stuburu čia susiję, su kitokiais dalykais, kur skausmas yra tokio dydžio, kad turi jį priimti, išlaukti ir tu tą akimirką nieko nenori, ta prasme, visiškai nieko. Taip tu supranti, kad, ir nesirūpinant savo kūnu, tai tas stuburas, kuris yra labai svarbus mūsų gyvenime. Tai irgi tas pats gali laukti, gyvenimo džiaugsmo. Ne tik tai po to savo kančią užsikrauni, bet ir aplinkui esantiems žmonėms. Kas irgi toks nefainas dalykas. O yra buvę atvirkščiai tokių situacijų, kai tavas, jauti, kad esi tokia stipri, energinga ir pradedi veikti tai, ką mėgsti, tai, ką myli. Taip, yra visai kitas jausmas. Visai kitas jausmas, atrodo, kad esi, nežinau, beribis, visagalis, gali ką tik tai nori nuveikti, ką tik tai sugalvoji, viskas yra pasiekiama lengvai, maloniai ir tokia kaip energijos bomba. Energijos bomba, duokim garo, aš kiek girdžiu, tai būtų, ar ne, toks, Aš manau, tikiuosi. Dabar žiūrėk, tu labai gražius dalykus vardini, ar ne? Ir įvardini, kad galėtų tas stabdis būti, kuris tave šiai dienai stabdo, yra tos tavo patirtis, ar ne? Aš manau, nes iš tikrųjų ta viena patirtis, viskas okei, kad su trenerė jau viskas tvarkoja, tik pastebėjau, kad be trenerės man yra daug sudėtingiau. Bet antroji patirtis tokia, kur jau buvo ir mityba pajungta, tarsi kaip projektas buvo 3 mėnesių. Va šitas mane labai atpurtė, nes iš tikrųjų laikytis dietos ir valgyti visą savaitę tą patį maistą, ten ir be prieskonių, ir be druskos, literaliai, kiekvieną dieną pusryčiams visas 7 dienas tas pats, pietums visas 7 dienas tas pats, ir vakarienė, ir tarpuose užkandžiai, ir tu jau kokiai 3. 4. dienoje nenori pažiūrėti tą maistą ir galvoji, ką aš darau, kodėl aš save taip kankinu, nenori taip gyventi ir kam aš save, dėl ko tą darau, žinai. Ir tu nerandi atsakymų ir tiesiog net projekto galo beveik nesulaukiu ir numečiau viską. Ir ten dar kovidas keliavo į visą tai man tada buvo gerai, aš namuose, man niekur nereikės eiti ir nereikės valgyti čia savaitę to pačio maisto. Aha, o po tų negatyvių patirčių, ar buvo dar grįžimas į sportą? Į sporto salę ne. Buvo grįžimas savo ruoštų, vienais metais buvau žiemą pradėjusi bėgioti. Tiesiog buvo užėjęs toks ūpas, išsikėliau savo iššūkį, kad noriu 1 mėnesį bėgioti, bet aišku, neapsvarsčiau irgi visokių galimybių. Nusprendžiau, kad bėgiosiu kiekvieną dieną be pertraukų, tai po 10 dienų kelienams buvo labai smagiai, tai tada susiradau žmogų, kuris profesionalus sportininkas ir bėgioja ir normaliai paaiškino, kodėl nereikėtų bėgioti. Šitiek dienų išeilės. Aš einu visą laiką per patirtis gyvenime. Tai jo, bet aš atbėgiojau tą mėnesį ir buvo kažkur jau 2 mėnesio daly toks pojūtis, kad aš jau pradžiai tarsi prisiversdavau, labai stipriai prisiversdavau, ilgai kalbėdavau su savim, kad prisiversti, kad aš išeičiau lauką. Tiesiog kalbindavau save, kad gerai, gal ir nebėgiosim, bet išeikim lauką. Pradėkim tą mankštą pasidarykim. Išeidavau, užsidėdavau ausines, prasitampydavau, biškį apsimankštindavau, pradėdavau bėgti, visą laiką jokio stabdžio, jokio grįžimo atgal nebūdavo ir su laiku būdavo, kad net su pasimėgavimu jau išbėgi net nepajutęs ten kokius 6-8 kilometrus ir galvoju, gera. Aha, pajutei, ar ne, malonumą? Malonumas buvo, pradžiai ne, bet po to taip.
Ten po to buvau dar susigalvojus, kad gal reikėtų pasijungti ir kartu su kažkuo bėgti, bet irgi supratau, kad tada negerai, nes bėgu ne savo tempu. Tas irgi man netiko, geriau viena pati ir geriau. O kas sustabdė va tą bėgimą, ar ne? Ar tai, kad tu buvai mėnesį nusimačiusi, ar dar kažkokie dalykai? Vat ir neatsimenu šito momento, kodėl, kaip kas buvo. Net neatsimenu iš tikrųjų. Atrodo, bėgioju. Kas ten po to vyko, kodėl taip. Nes tikrai atsimenu jausmą, kad man patikdavo. Bet esmė yra galbūt tada pas mane tas toks dalykas, kad man startuoti yra sudėtinga. Kai aš startuoju, tada išsibėgėju ir viskas gerai, bet va tas startas, vėl pradėti ir ten įsivažiuoti, man toks. O kiek tau laiko reikia, kad tu galėtum startuoti, įsibėgėti, įsivažiuoti ir jau pradėti jausti malonumą tame? Su bėgiojimu buvo, manau, tokia gera savaitė tikrai, kur aš save dar kalbindavau, kad einam, pati savo pasižadėjau, nueinam nors truputį, nereikia ten daug kilometrų, nors truputį. Tai, kokią savaitę laiko tikrai. Savaitės ar nereikėtų? Sakyk, kaip turėtų atrodyti tavo sportas, kuris tau teiktų naudą, ar ne, tavo sveikatai, tavo kūnui, bet tau būtų malonus? Bet kad to prisivertimo tokio ir kančios nebūtų, kad tau būtų malonu, kaip turėtų atrodyti? Pafantazuok tiesiog. Turbūt kažkokie turėtų būti esminiai dalykai. Kur tu supranti, kad tu stiprini tą savo kūną. Bet ne tokie, kur tu turi ten pušint save. Dabar privalai, žinai, dabar ten 30 padaryti tokių pratimų, 30 tokių, nedaug dievė nepadarysi, žinai. Bet ten jau nebegali ir tu turi versti save daryti. Tikrai, kur jau jauti, kad nebegali, ten dar varyk, ten 5, nebedaug galiu. Aš nebenoriu. Aš pasakiau, kad jau viskas, man žinai. Tarsi, nežinau, ta riba, kol malonu, viskas okei, bet jeigu jau man tai prasideda nebemalonu, už tos ribos nebemalonu, man jau toks, aš jau tarsi einu prieš save. Net jeigu ir žinau, kad tai man duos gerą dalyką, bet aš jaučiuosi tarsi darau jau prieš savo vidinį kažkokį rodiklį. Net kaip įvardinti. Kažkoks, ne, viduj, kad jau čia ne man, ar ne? Nebenoriu jau, viską. Kodėl dabar aš dar čia turiu kažką daryti? Tai realiai sakai, esminis dalykas turėtų būti nepušinti savęs, ar ne, o jausti, kur yra ta riba. Kaip dar turėtų atrodyti tavo sportas, kad tau būtų malonu? Kas galėtų į tai būti traukta? Muzika. Muzika. Labai man asmeninis labai svarbus dalykas. Manau, žinant savo tas patirtis, žmogus, kuris paskatintų ir pamotyvuotų iš tikrųjų, nes kažkaip lengviau iš tikrųjų tada būna. Bet irgi tas žmogus turėtų būti toks atsižvelgiantis, kaip sakau, į tave kaip į asmenybę, o ne, žinai, kaip blyną vieną ir tą patį visiems. Ar nesvarbu, tu gali, tu negali, nori, nenori. Apie treningą. Tu dabar daryti, žinai.
Apie trenerį čia kalbi, ar ne? Jo. Mhm. Reikėtų motyvuojančio žmogaus, ar ne, kuris atsižvelgtų į tavo asmenybę. Nu, tiesiog, o ne visiems, žinai, reikia va dabar taip, žinai, ir tipo, visi dabar mes čia taip turim daryti, o gal, man nepavyksta, aš einu prieš save ir toks. Aš žinau, kad tada greitai pabėgti. Ir taip, baigiam, Jolita, mes ties tuo, kas tau galėtų, kaip turėtų atrodyti sportas, kad tau būtų malonus. Taip. Tai įvardinai esminį dalyką, kad nebūtų peržengtos ribos ir galėtum tiek daryti, kiek jauti malonumą, ar ne? Tarkim, tos pačius pratimus, muzika įeitų į tai, ar ne? Ir motyvuojantis žmogus, kuris atsižvelgtų į tavo asmenybę, ar ne, o ne duotų tiesiog šabloną kaip ir visiems. Ar būtų dar kažkas, ko tau reikėtų sporte, kad tau būtų malonu ir jaustumėsi motyvuota daryti ir nepamesti to? Dabar galvoju. Jeigu atsikeliu ryte ir jaučiu pasipriešinimą, kad neįsiu šiandien, sakykime, jeigu startuoji ir pradedi. Taip. Turbūt susirasčiau žmogų, kuriuo tikiu ir pasitikiu, kuris mane biškai gal net papušintų lengvai, kad susijimk, nueik, nors truputį, žinai, pasidaryk dalykus, kad toks galbūt primintų, dėl ko reikia tą daryti, dėl ko aš pasirenku tai daryti, dėl ko aš noriu tai daryti. Manau, kad šitą dalį pati turėčiau iš tikrųjų viduje aiškiai savo, kaip čia pasakyti, įvardint, kad ta motyvacija būtų iš manęs, bet kada yra tas pasipriešinimas, aš žinau, kad tos motyvacijos iš manęs pačios nelabai ir lieka. Bent jau einant per tas visas patirtis, tai turbūt kad pradžioj, kol įsivažiuosiu, kad nenumeščiau to tokio pajudinimo lengvo, Jolita, to reikia, šiandien sporto klubą. Taigi tu nori, taigi prisimink kodėl. Ir toks turėtų būti gentle, švelnus. Ne toks, kad, žinai, girdžiu moterį. Reikėtų švelnaus kažkokio ar ne palidovo, kuris tau vis primintų, dėl ko tu tai darai. Ar teisingai girdžiu? Taip, dėl ko renkuosi tai daryti. Jo. Ar savo aplinkoje turi tokį žmogų? Turiu keletą. Keletą net, ar ne? Kurie galėtų tau padėti. Kuriuos matyčiau, kad galėtų šitoj vietoj man padėti. Kokiu būdu jie tau galėtų padėti? Tu ryte atsikeli, ar ne, pamadėliuok. Ir kažkaip jauti, kad, gal saulės nėra, ar ne, gal tos motyvacijos šiandien netiek veikti ir daryti. Ir nusprendi, ne. Ir ką tu tada darai? Tas žmogus, jisai juk nežino, ar ne, koks tavo rytas. Ką tu darai? Geras šitas klausimas. Nežinau. Tada turbūt, jeigu nėra to žmogaus, kas pamotyvuoja, ar ne, tai bandai pats tada kažkaip. Pasišnekėti su savim, susitarti. Kokiu nors kompromisu pradėčiau turbūt ieškoti. Pati su savim. Kokia tikimybė, jeigu reikėtų nuo 1 iki 10 tau įvardinti, kokia tikimybė, kad tu su savimi susitarsi taip, kad išliptum, tarkim, iš lovos, išeitum iš namų ir nueitum savo tikslą siekti? Kokia motyvacija? Pradžiai galimybė 50-50, manau.
pačioj pradžioj, kol jau įsivažiuoju, nu, kur tu jauti, kad, man tai tinka, man patinka, aš jau galiu. Turbūt 50-50. Su pagalba nuo šono, to tokiu biški švelniu pastumėjimu, tikrai didesnis procentas. Tai kuris tau būtų naudingesnis variantas? Kad kas nors truputėlį mane pajudintų. Jo. Tai žiūrėk, dar kartelį paklausiu. Atsikeli ryte ir jauti motyvacijos stoką, ar ne? Jauti, kad su savimi, jeigu dėrėsiesi, tai bus kompromisas 50-50, ne? Bet yra žmogus, truputėlį tolėliau nuo tavęs, kuris yra žymiai labiau įtakojantis, ar ne, tave siekti tikslo. Ką tu galėtum padaryti, kai tos motyvacijos ryte trūksta ir nesusitari su savimi? Tai tiesiog paprastai turbūt susisieki su to žmogum ir sakai, labas. Taigi, žinai, mano bėdelė, nes jau būni supažindinęs. Ir tiesiog turbūt pasisakai nuoširdžiai, kaip tu šiandien jautiesi ir turbūt, kad pasisakai, kad lenda tavyva tas motyvacijos kažkoks trūkumas, abejonės ar ten dar kažkas, nuoširdžiai ir kad gal galėtum mane kaip nors truputėlį įkvėpti. Tai daryti. Tiesiog kalbėjimo būdu paprašyčiau turbūt pagalbos. Taip, skambintum ir prašytum pagalbos, ar ne? Iš anksto supažindinus. Jo, taip, tikrai su ta situacija supažindinčiau, nes yra buvę gyvenime toks dalykas, kurį atsikračiau. Tai irgi buvo ten tas laikotarpis 2 savaičių, kur yra sunku ir tu gali viską mesti, ten irgi reikėjo tos pagalbos, kas bus šalia ir tau padėti. Tai kai būna tas žmogus toj pradžioj, tai tikrai labai yra naudinga, tada tu tikrai nemeti. Nes pradžioj būna labai daug to pasipriešinimo, nes tu turi daryti viską kitaip, negu esi įpratęs. Ir tos smegenys ten tau rėkia, ką čia darom, kodėl čia dabar reikia taip daryti. Taigi tu nenori, taigi bus geriau, jeigu nieko nedarysi. Tai... Čia toks smegenų darbas yra, palaikyti tą komfortą. Taip. Ir aš tą labai aiškiai matau ir dėl to noris biškį keisti dalykus. Tai ar aš teisingai girdžiu, Jolita, kad tavo mintis yra, kai nori pradėti, bet nepradedi, kad ką tu čia darai, taigi ir taip gerai. Ką dar girdi savo galvoje? Juk nėra tai blogai, kam čia dabar save, sakykime, kam čia eiti per save, daryti dalykus, kurie sunkus galbūt ir panašiai, kam čia to reikia, žinai. Daug mažo taip ir būna. Bet kai tu išeini, kitas iki pažįsto bėgiojimų, kai buvo, tai kai tu jau jauti, kad vau, man tai patinka, tu išeini ir tos mintis būna jau tada visai kitokios. Arba jeigu jos ir būna, kad, o Dieve, šiandien lietus lietų, nebesvaik, kur tu čia eisi bėgioti, o tu žinai, kokia būsena bus po to. Ir tu tiesiog išeini ir nebekreipi dėmesį tas mintis ir jos nebebūna tokios įkyrios. Pačioj pradžiai tai olala, pradedant kažką keisti, pradedant daryti kažką kitaip, smagumėlis. O ką galėtum savo pasakyti, o gal esi jau sakiusi, kai va tos mintis pradeda ūžti galvoje? Kad ir taip gerai, ką tu čia sugalvojai. Turbūt esu ne kartą sakiusi, ačiū Jums, kad bandot mane apsaugoti, bet šiandien darysiu kitaip. Esu keletą kartų, jau kai jau, kaip sakau, jau užėda tos mintis, esu keletą kartų taip sakius, nes suprantu, kad tai yra tam tikra, kaip apsauga, kad išlaikyti tave komforte.
Ir ką tada tos mintis tau, kai tu pasakai? Galbūt kažkiek nurimsta, sakyčiau. Šiek tiek. Nes jeigu bandau jas nuvyt, jos tada dar stipriau. Mes čia. Parodo, ar ne? Jo, tada jas stipriau. Tai tu žiūrėk, įvardinai, kad realiai mintis, ar ne, kaip sakai, iš kur tas pasipriešinimas. Tai va tos mintis, kurios bando tave apsaugoti, ar ne, ir išlaikyti tave komforte. Taip. Ar tai gali būti priežastis, kodėl tas vidinis pasipriešinimas yra? Manau, tikrai gali. Tikrai gali būti. Nes ir aplamai, ne tik šitą temą, sakykime, ir kitos temos yra, kur mintis ir yra tas dalykas, kur biški didelę įtaką ir vaidmenį daro mano gyvenime, bet aš vis labiau jas taip apčiopiu ir priimu, kad okei, jos yra, bet renkuosi eiti ir daryti. Sportas tai dar nėra ta tema, kur pavyko pralaužti šitą. Kitas rytis jau okei, jau apčipinėjau, bet jo, čia geras šitas apčiaptas. O dar yra kažkoks, kaip jauti, va, tas kažkoks dar vidinis pasipriešinimas, ar ne, apart tavo patirčių, ar ne, tavo mintis, kurios nori tave apsaugoti ir išlaikyti komforte. Ar būtų dar kažkas, kas įtakoja va tą pasipriešinimą? Manau, kad ne. Čia tokie būtų labai ryškiausi dalykai. Daugiau kaip ir nerandu priežasčių. Žiūrėk, labai du tokius ryškius, ar ne, išgryninam. Ir klausimas, ką reikėtų tau padaryti, kad galėtum žengti tą sveikesnę savęs versiją į tą ateitį, kuomet turi tos energijos, duokim garo, ar ne, gali savo energiją išnaudoti savo mėgstamai veikloj, susidraugauji su savo mintimis, ar ne, jas priimi, bet tuo pačiu ir laikai savo vietoje, ar ne, nes tu žinai, ko tu nori. Ką reikėtų tau tiksliai padaryti, kad vat, galėtum pradėti eiti link savo tikslo? Manyčiau, pradėti pačią pradžią reikėtų nuo mažų kažkokių žingsnelių, nuo mažų kažkokių dalykų. Ne tai, kad, žinai, iš karto imam sporto klubo abonementą ir dabar ten 3 kartai per savaitę einam. Man čia iš karto bus peilis, stresas ir bus nelabai gerai. Nežinau, kiek taip, sakykime, kiek tai tęsis tada. Aš manau, kad tai turėtų būti kažkoks palaipsninis dalykas. Kad įsivažiuoju palaipsniui ten keletą savaičių, iki kol jau pradedi jausti tą malonumą, supranti, įsisavini to viso vertę ir manau, per keletą savaičių tai ir būsena kažkiek pasikeičia, galbūt per mėnesį ir įprotis atsiranda kažkoks. Tai nuo kažkokių galbūt mažų žingsnių netgi pradėti savo dieną kaip pradžiai nuo mankštos galų gale, ne nuo kažkokio sudėtingo sporto, sakykime, ar ne, bet nuo mažų dalykų. Tai gali dabar įvardinti, nuo kokio mažo dalyko galėtum pradėti daryti? Galėčiau pradėti nuo, sakykime, kažkokios mankštos namuose, atsikėlus ryte, jeigu kažkur nėra suplanuota kažkokių susitikimų ir panašiai, kad neskubant savo pasidaryti mankštą. Kiek laiko turėtų trukti mankšta, kad tau būtų malonu ir neperžengtum tos ribos?
Manau, kažkur nuo pusės valandos iki valandos tas tarpas, aš manau, kažkur tikrai galėtų būti. Galbūt žaismingumo kažkokio įneščiau pradžiai, kai būna mankšta per šokį, sakykime, kažkas tokio. Man šokis šiaip iš esmės labai patinka. Tai galbūt kažką tokio žaismingumo kažkokio įsinešti. Pačioj pradžioj, kad atsirastų ta motyvacija, ta tokia vidinis aiškumas, okei, aš noriu eiti sportuoti, nes geriau jaučiuosi tada. Tai stengiasi, kiek girdžiu, pajausti dar, kaip tu jautiesi, ar ne? Jo, man labai svarbu yra tas. Tai realiai mankšta namuose, įjungiant žaismingumą, ar ne, per šokį, 30 minučių valanda tame tarpe savo skiri laiko, ar ne? Nuo to galėčiau pradėti. Nes jeigu iš karto toks daugmaž nuo šiandien tipo abonementas ir sporto klubą, neišeičiau turbūt. Super, labai gerai įvardinai, kas tau, ar ne, būtų tas toks motivacija pradėti, ar ne, atsakai, iškart sporto klubas man ne, tai tu žinai labai gerai, kas tau nepadėtų, ar ne, kaip tik būtų ta riba peržengta, tai labai tas džiugina. Tai pradedi rytą, ar ne, ir kiek laiko daugmaž galėtų trukti tas tavo toks žaismingas rytas? Ta prasme, laiko intervalė? Dienomis, savaitėmis, mėnesiais, kiek daugmaž laiko turėtų trukti? Sunku net pasakyti. Mėnesį laiko, nežinau. Net nežinau. Sakykime, mėnesį laiko. Čia toks. Mėnesį laiko, ar ne, taip ir teis po truputėlį, įsivažiuoji, savęs neversdama, suteiki tokį malonumą, ar ne, ir jauti kūną tą. Ir tarsi jau tada darai pokytį ne tik kūnui, bet ir tam iki galo užtvirtini galbūt tą savo suvokimą, dėl ko tu tai renkiesi daryti. Tu supranti logiškai, supranti protu, bet atrodo norisi iki galo tai įsisąmoninti, kad tai taptų natūralus kažkoks dalykas, tas judesys, tas sportas, natūraliai suvokiamas, natūraliai priimamas, o ne toks, kad okei, nenoriu, bet reikia. Žiūrėk, pradedi rytais daryti mankštą, ar ne? Ir norisi, tikslą dar įvardinai tokį, kad norisi užtvirtinti iki galo, dėl ko tai darai, ar ne? Kaip galėtum tą mintį į save įsodinti, dėl ko tu tai darai, pasinaudodama savo rytinę mankštą? Turbūt afirmacijų pagalba, kur ten nuolatos kiekvieną rytą ir kartočiau. Aš tai darau dėl savo kūno, aš tai darau dėl savo sveikatos. Tiesiog jo afirmacijos man labai veikia. O tą afirmaciją turėtum, kaip jauti, taikyti pradžioje, prieš mankštą, ar eigoje, ar pabaigoje? Eigoje. Pradžioj ten gali truputį, bet ne, eigoje. Pačio veiksmo ir proceso metu. Ir įsadintum tokią mintį, ar ne? Vietoj tų minčių, kurios sako, atsipalaiduok ir būk komforte, ar ne? Jo. Viską padarytume šiftą, pakeisti. Kaip jauti, tas žingsniukas, rytais, muzika, žaismingumas, galbūt per šokį, atlieki mankštą nuo 30 minučių iki valandos, o gal ir mažiau, o gal ir ilgiau, kaip tą dieną jausi, ar ne? Sau kartoji, dėl ko tu tai darai, kodėl tau tai yra svarbu, ar ne?
Va tą girdi dabar, kiek esi motyvuota pradėti tą daryti. Nu, Nuoširdžiai. užkilė tikrai toks, nu, tai galėčiau, atrodo, padaryti. Toks, nežinau, ar neatsirastų frustracija ten po kažkiek dienų, bet šiai akimirkai tai toks, jo, taip galėčiau. Tai frustracija gali atsirasti, nes mūsų smegenis daug metų dirbo šiuo klausimu, ar ne, ir taip lengvai nepasiduos. Ką galėtum padaryti, jeigu po tų kelių dienų atsiras tas pasipriešinimas? Tai iš karto kreipiuos pagalbos į žmogų, kurį esu informavusi, kad dabar pradėsiu ten, sakykime, tokį ir tokį naują etapą. Yra taip ir taip, noriu pasiekti to ir to, bet galimai bus pasipriešinimas. Tiesiog informuoti žmogų ir kad galbūt karts nuo karto bus dienų, kad norėčiau kreiptis tave pagalbos, ar galėčiau. Ir va tai sakydama, turi galvoje kažkokį konkrečiai žmogų, kas tau gali. Yra 2, neišsirenku. Jeigu vienas neatsilieps, galėsi kitam, ar ne? Nu, dar geriau, jo, abudu informuosiu, bus gerai. Gausa kokia, Turtas aplinkui. Tai dabar žiūrėk, tu pradedi daryti mankštą, taikai afirmaciją, ne? Ir jeigu po kelių dienų atsiranda frustracija, kuri yra normali ir natūrali, tu žinai vardan ko tu tai darai ir iš karto kreipiesi pagalbos į vieną iš 2 žmonių, kurie tave pamotyvuotų ir padėtų, ar ne, tam tikrą laiką išlaikyti tą savo tikslą, ar ne? Gali dar kažkas būti tavo šitam žingsnėje, kas galėtų sutrukdyti? Manyčiau, šitą klausimą reikėtų sveikatą aplamai kaip vertybę perkelti į priekį visą ko, iš tikrųjų. Nes dabar taip, jeigu pergalvoju savo vertybės, sveikata kaip vertybė galbūt net niekada ir nebuvo įtraukta į mano vertybių sąrašą. Dabar taip, jeigu pergalvot, tai turbūt reikėtų pakeisti šitą dalyką biškį į viršų, nes man atrodo, kad yra pagrindų pagrindas. Jeigu to nebus, tada ir, žinai, ir viso kito nėra. Pradeda ateiti tas su metais toks suvokimas. Tai turbūt biškį persiprogramuoti ir vertybių klausimais, nes jos anksčiau ar vėliau jas vis keičiasi, aš tai pagaunu ir tai suprantu. Būti persižiūrėti savo vertybės, pasišnekėti su savim. Taip, nes iš tikrųjų, jeigu to dalyko nėra tavo vertybių sąraše, kad tau tai iš tikrųjų yra svarbu, tai natūraliai tas pasipriešinimas ir atsiras, nes kaip ir prieš tai pati minėjai, ar ne, tavo veikla mylima, tau yra prioritetas. Tai turbūt ir motyvacijas tame tau nestinga. Ne, visiškai, aš ten dieną naktį galiu varyti ir visiškai nestinga. Stinga tik tada, kada būna apleidi savo kūną, mažiau pamiegi, mažiau pailsi, tada tiesiog nesigalintis ir gebantis kažką veikti. Tada tu nori, sakykime, skirti daugiau dėmesio tam poilsiui, nors norėtume įveikti, bet tu tiesiog neturi jėgų. Tai, kad tai pasikeistų, manau, reikėtų sveikatai pirmą vietą perkelti. Reikėtų ar norėtum? Norėčiau tą daryti. Tai jeigu norėsi, galėsimės uždaroj sesijoje į tą sveikatą, ar ne, pasižiūrėti, kur ten jinai yra nukišta ir kokios vertybės yra tos pirmasios.
ir kaip sveikata iš tikrųjų įtakoja visas kitas tavo sritis. Taip, reikės pačiupinėti iš tikrųjų šitą dalyką. Apčiupiau, net nepagalvojau, kad netgi iki tokio suvokimo galima daryti. Nes, ilgus metus vertybės tarsi kaip ir nesikeitė pas mane. Yra kelios pirmoji vietoje visada ir kažkas vyksta. Griūna seną sistemą, žinai. Tai irgi yra normalu, nes su metais, su kiekviena patirtim ir tos vertybės jos persidėlioja. Taip. Tai Jolita, žiūrėk, turi nusimačiusi tokį mažą, bet tau malonų planą, ar ne? Motyvuota esi kiek? Pradėti veikti. Esu, tikrai. Negaliu pasakyti, kad tai būtų visiškai 100%, bet tikrai, sakykime, su tokiu jausmu, kokio atėjau į sesiją ir koks buvo noras sportuoti ten, praktiškai 10 gal procentų, toks, reikėtų. O dabar tikrai yra daugiau nei 50. Negaliu tiksliai vardinti kiek, bet tikrai noras ir suvokimas yra tikrai aukščiau negu atėjau. Ir labai mane tas džiugina. Ir toks net, sakyčiau, noras, kam laukti rytojaus, to ryto. Galbūt netgi pradėsiu šiandien kažką pasidarysiu. O ką galėtum šiandien pasidaryti? Tai ieškosiu, turbūt susirasiu kokį nors vaizdo įrašą, kad ir pusės valandos, kuris man patinka, kur yra atliekami tam tikri, sakykime, judesiai, kad prasitampyti, pasimankštinti, pastiprinti nugarą su muzika, susirasiu ir pabandysiu padaryti tiek, kiek man malonu. Pajausti, ar ne, per kūną, kiek tau yra malonu ir kur yra tavo riba. Taip. Tai Jolita, linkiu tau tą ir pradėti daryti ir kai truks motyvacijos, tai turi didelį turtą šalia savęs, net 2 žmonės, kurie galės tave palaikyti, pamotyvuoti, tik tai jiems svarbu duoti žinią, ar ne, ko tu nori, ko sieki ir ko tikiesi iš jų. Taip. Ir mėno laiko įpročio formavimui, manau, tau bus tikrai malonus ir naujų atradimų, galbūt net kupinas. Rasi malonumą tame, ar ne? Ir tas patirtis. Turbūt taip to ir reikia, nes man viską patinka gyvenimą daryti per malonumą. Gyvenimas atrodo pernelyg trumpas ir pernelyg jame yra daug dalykų, kuriuos reikia padaryti. Tu darai per reikia, ne tai fainai gyvenasi. Tai žiūrėk, tada papasakok man trumpai 1-2 sakiniais, ką išsineši iš šio mūsų susitikimo. Pradžioje tai motyvacija tiesiog pradėti su malonumu. Suvokimą, labai stiprų suvokimą, kad sveikata kaip vertybė kažkur rimtai yra nežinia, kurioje vietoje ir ar iš vis į sąrašą pakliūna. Tai toks suvokimą aišku, kad reikia laikas jau persižiūrėti vertybės, bet taip jau nuo dūšios. Ir atradau, sakykime, galimai kelią, malonų, nuo ko galėčiau pradėti, kad man tai nebūtų tarsi kažkoks šokas, kad dabar darom viską visiškai kitaip o žinau, kaip būna, jeigu darom viską visiškai kitaip. Žinau, kaip labai greitai tada grįžtam į tą savo seną, kaip čia pasakyti, būseną. Tai jo. Apčiapiam labai daug. Ir radau, kad turiu netgi 2 žmonės, kuriais galiu pasitikėti šitam etape. Aplamai džiaugtis, kad aš juos turiu gyvenime. Tai aš tau, Jolita, linkiu tą būseną malonumą išlaikyti ir tik tai, kai kūnas pajaus kažkokią ribą, kad tai jau nebe tau,
tai tą ribą išlaikyti savo malonę, nes tai yra tavo ta motyvacijos erdvė, ar ne, veikti. Taip. Tai ačiū tau dar kartelį už sesiją ir labai smagu, kad sutikai ir tikiuosi, kad daugiau žmonių sutiks ir prisijungs prie coachingo tokių viešų sesijų ir tikiu, kad atsiras tokių žmonių, kurie norės pasidalinti ir savo dar gilesniais išgyvenimais, ar ne, nes mes dar, tarkim, sportą nagrinėjom, bet vis tiek yra dar daugiau dalykų, dar gilesnių ir galima dar giliau eiti, ar ne, vertybės išsigryninant dar kažkokių dalykų išlenda ir labai tikiu, kad atsiras žmonių, kurie norės ir dar gilesnių pasaulių pasidalinti. O mes tai padarysim uždarose sesijose su tavimi. Malonu susitikimą, aš jau nekantrauju. Ačiū tau dar kartelį ir visą geriausią. Visą geriausią, Dovilė. Taip, tai truputėlį vėlgi apžvelgsiu savo coachingo sesiją su kliente, tam, kad jums, tiems, kurie domitės plačiau, būtų aišku, kodėl sesija vyko būtent taip, ar ne? Tai sesijos metu nuo pradžios iki pabaigos taikiau vieną coachinginę techniką, modelį, tai yra GROW modelį. Šis modelis yra universalus ir tinka tais atvejais, kai reikia klientui padėti ūgtelėti, ar ne? Arba pavyzdžiui, jeigu dirbama su komanda, tai padėti komandai įveikti iškilusi iššūkį, ar ne? Arba tiesiog, kai reikia padirbėti su pačiu savimi ir galima savęs tų pačių klausimų klausti. Tai kiekviena žodelio GROW raidė reiškia skirtingą etapą. Tai pirmoji raidė G, taip, tikslas. Tikslo etapas, tai yra svarbu, kad klientas aiškiai suvoktų savo tikslą. Nes klientai dažnai daug kalba, bet ne visada gali įvardinti, ko jie konkrečiai nori. Tuomet visada praverčia pasiūlymas klientui suformuluoti užklausą vienu sakiniu. Tokiu būdu suformuluotoje užklausoje klientas gali pamatyti netgi galimą savo tikslo užklausos sprendimo variantą. Tuomet svarbu apibrėžti, kaip klientas įsivaizduoja geriausią šios sesijos rezultatą, ar ne? Vat baigėsi coachingo sesija, po valandos, pusantros, ar ne? Ir koks rezultatas tave labiausiai tenkintų. Taip, tuomet nusibrėžti terminus, supratimą, kodėl gali būti naudinga nekeisti esamos situacijos. Čia labai svarbus punktas yra, nes klientas, kaip ir supranta, kad yra naudinga, ar ne, keisti tą situaciją, nes laukia kažkas įdomesnio, gražesnio, naudingesnio, bet klausimas, o kodėl tau naudinga nekeisti esamos situacijos ir likti ten, kur yra, toks būna truputėlį išmuša iš vėžių, ar ne, ir priverčia susimastyti, kodėl iš tikrųjų man gali būti naudinga nekeisti. Tai čia labiau toks apie pasipriešinimo etapą. Taip, ir žinoma, svarbu šiame tikslo etape nusimatyti, kas atsitiks, jeigu nepasieksi numatyto tikslo, ar ne, kad, kas atsitiks, kokios galimos pasiekmes, ar ne, šio variantų. Tai būtų tikslo etapas. Raidelė R, reality, tai dabartinė situacija, kas vyksta dabar. Tai klausimai šiame etape užduodami ne tiek tam, kad coachingo specialistas geriau suprastų kliento situaciją, kiek tam, kad pats klientas aiškiau suvoktų, kasgi iš tikrųjų dabar yra. Nes klientai linkę kalbėti dažnai apie praeitį ar ne apie savo patirtis, bet negeba įvardinti, kaip yra dabar, ar ne, jeigu nežiūrinti tą praeitį. Kas yra dabar, ar ne, šiuo klausimu, kas su tavimi vyksta dabar. Taip, reality. Taip, ir atsakinėdamas klientas į klausimus turi galimybę pamatyti tuos aspektus, apie kuriuos dėl kažkokių priežasčių net nebuvo pagalvojęs, ar ne, kaip yra dabar. Raidelė O, options, taip, tai yra galimybės iš anglų kalbos išvertus,
Taip, ir pereiname prie to galimybių įvertinimo ir sprendimų paieškos alternatyvų. Taip, tai šiame etape svarbu neįsileisti to vidinio kritiko, kuris išsakant galimybei sakytų, bet tai neįmanoma, bet tau ar tikrai gali pavykti, turbūt jau turi patirties, gal nelabai, ar ne? Tai šiame etape aiškinamės, ką klientas mano, kad dar galima padaryti toj situacijai, ar ne? Ir atsiriboti nuo to kritinio ir vertinančio požiūrio reikėtų, taip? Kokiais būdais galima pasiekti tikslą, kokios gali kilti kliūtis siekimo metu, kaip galima jas įveikti, tai svarbu šiame etape sugeneruoti kuo daugiau galimų elgesio alternatyvų. Ir čia yra visos galimybės. Taip, klientas šiame etape turi suprasti, kad ką būtų galima daryti, jeigu turėtum visus resursus, ar ne, tavęs nespaustų, nežinau, finansai, tave turėtum šalia savęs palaikymo komandą, ar ne, visus resursus turi ir ką būtų galima padaryti. Ir paskutinė žodelio grow raidelė, tai W, will, veiksmų planas. Ką ketini daryti, ar ne? Tai šiame etape reikia užtikrinti, kad klientas turėtų aišku veiksmų planą su etapais ir datomis. Be veiksmų planą, kurį žmogus gali pradėti vykdyti iškart po pokalbio, tikslas greičiausiai nebus pasiektas, ar ne? Ir šios sesijos pabaigoje labai gražus pavyzdys, kai klientė sako, kad eisiu dabar tą ir padaryti, ar ne, įsijungti muzikos ir atlikti tą sportinį tikslą, ar ne. Tai klausimai tinkami šiame etape ir būtų, nuo ko pradėtum, koks kitas būtų tavo žingsnis, ar ne, kada tai galėtum pradėti daryti, kaip atrodys tavo galutinis rezultatas. Tai viskas apie planą ir rezultatą. Na ir žinoma, jau pabaigai visuomet vertinga žmogaus paklausti, ką jis išsineša iš šio mūsų pokalbio ir susitikimo. Tai šis klausimas padeda klientui susisteminti visą pokalbį, ar ne, ką mes kalbėjom, ir apibrėžti jo vertę ir labiausiai įsimintinus aspektus. Tai išsineša tokią susistemintą, suspaustą informaciją, pojūtį, būseną, apibendrina ir tuomet su klientu atsisveikini, palinki sėkmės, taip, susiderini kitą coachingo sesijos datą ir paleidi gyventi ir siekti savo tikslo, taip. Tai šiuo atveju šioje sesijoje dar labai gražiai neatsispindėjo, o išryškėjo dar vienas klientai svarbus dalykas, tarkim, ar ne, tai yra vertybės. Ir klientė sako, kad, turbūt man tos motivacijos trūksta dėl to, jog sveikata nėra mano vertybių viršutinėje sąrašo dalyje, ar ne, tai ir klientijai pasirodė aktualu, tai būtų pagvildenti ir galbūt tą sveikatos vertybę iškelti truputėlį aukščiau, nes jaučia, kad ji jai yra svarbi, bet truputėlį nuspausta ir nuleista neįtinkama vieta. Tai labai gražiai atsispindėjo, kad vienos užklausos metu išlenda kita užklausa, su kuria galima dirbti ir tai padėti klientui augti, sąmoningėti, siekti savo tikslų ir tokį gyvenimą savo praturtinti, ar ne. Tai ačiū dar kartelį Jums, kad buvote, kad žiūrėjote. Jeigu norisi, parašykite, susitarsime coachingo sesiją ir pabendrausime individualiai. Tai iki kitą mūsų coachingo sesijos.